Gerai, šiandien noriu pabaigti mūsų pamokslo seriją apie Jėzaus 7 teiginius. Ir mes jau girdėjom pamokslus apie pasaulio šviesą, apie prisikėlimą, gyvenimą, kelias tiesa į gyvenimą, gyvybės duoną, apie gerąjį ganytoją, avių vartus. Ir šiandien noriu kalbėti apie vynmedį. Ir kai galvojau savo ir supratau, kai mąstau apie tuos 7 Jėzaus teiginius, supratau, kad ne veltui Jėzus pasakė paskutinę apie vynmedį pabaigoj. Gal jūs apie tai irgi jau pagalvojat, kodėl Jėzus nepasakė tą palyginimą arba alegoriją apie vynmedį pradžioje. Nes tame yra mintis. Pavyzdžiui, gyvenimo duona. Tai buvo paminėta Jono 6 skyriui. Kaip matot, visi 7 aš esu teiginiai yra Jono evangelijoje. Tada pasaulio šviesa 8, 10, 11, 14 ir apie vynmedį 15. Klausimas, kodėl? Ar Jėzus nori kažką pabrėžti? Ir aš manyčiau taip. Pažiūrėkim labai per vieną arba 2 žodžius apibūdinau kiekvieną aš esu teiginį. Gyvenimo duona eina kalba apie dvasinį maitinimą. Pasaulio šviesa apie dvasinę orientaciją. Vartai priėmimą. Ganytojas apie dvasinį aprūpintoją. Prisikėlimas į gyvenimą apie ateitį. Kelias tiesa į gyvenimas apie santykį. Bet vynmedis apie nuolatinį dvasinį bendravimą su Dievu. Ir kai mes žiūrim į tuos žodžius, sakinius, mes pradedam suprast, kad Jėzus nori pravest žmogų arčiau prie savęs. Arčiau, kad žmogus susipažintų su juo giliau. Ir dėl to aš manyčiau, apie ką mes šiandien kalbėsim, apie vynmedis, tai yra kaip, nenoriu sakyti svarbiausia Jėzaus teiginys, bet labai turi didelę reikšmės. Gerai, Jono evangelijoje 15 skyrių. Pasiimkit Bibliją, jeigu neturit, ten yra. Jeigu turit elektroninį įrenginį, išjungkit, prašau, Facebook, TikTok, Insta ir taip toliau. Atidarykit Bible app. Gerai. Šiandien galvojau, aš neperskaitysiu šitą rašto vietą. Mes paklausysim. Ar galėtum biškį padidinti garsą, Adrijau? Aš esu tikrasis vynmedis, o mano tėvas vynininkas. Kiekvieną šakelę manyje, neduodančią vaisiaus, jis išpjauna, o kiekvieną šakelę nešančią vaisių apvalo, kad ji duotų daugiau vaisiaus. Jūs jau esate švarūs dėl žodžio, kurį jums kalbėjau. Pasilikite manyje ir aš jumyse. Kaip šakelė negali duoti vaisiaus pati iš savęs, nepasilikdama vynmedyje, taip ir jūs, jei nepasiliksite manyje. Aš esu vynmedis, o jūs šakelės. Kas pasilieka manyje ir aš jame, tas duoda daug vaisių, nes be manęs jūs negalite nieko nuveikti. Kas nepasiliks manyje, bus išmestas laukan ir sudžius kaip šakelė. Paskui surinks šakeles, įmes į ugnį ir jos sudegs.
Jei pasiliksite manyje ir mano žodžiai pasiliks jumise, jūs prašysite, ko tik norėsite ir bus jums duota. Tuo bus pašlovintas mano tėvas, kad duosite gausių vaisių ir būsite mano mokiniai. Gerai. Iš tikrųjų, šitą palyginimas, arba labiau sakant, tiksliau sakant, vaizdinė kalba, tarp daug krikščionių, tarp daug tikinčiųjų kyla visokių labai, sakyčiau, įdomų minčių. Ir noriu šiandien truputį iš vienos pusės su jumis padaryti tokią labai trumpą Biblijos studijas ir iš kitos pusės sakyti pamokslą. Gal pavyks man. Gerai. Labai dažnai krikščionys arba žmonės, kurie tiki Jėzum, jie galvoja, kad čia eina kalba apie ką. Tada tu netikinti. Taip, bet iš tikrųjų taip yra. Ja. Bet dauguma galvoja, kad čia yra paslėpta žinutė. Kad žmogus, kuris priima Kristų savo gyvenimą, kad jis gali prarasti savo išganimą, savo išgelbėjimą. To nėra, parodysiu kodėl. Ir iš tikrųjų labai įdomu, kai Jėzus pasakė tą pirmą žodį, pirmiausiai pažiūrėkim į bendrą vaizdą. Taip. Tai yra alegorija. Vaizdinė kalba, alegorija iš lotynų kalbos. Pabrėžia tik keletą tiesų. Ir kai mes žiūrim į tekstą, kai mes skaitom arba ką tik girdėjom, eina kalba apie du dalykus. Pirmiausiai, apie 6 kartus paminėta visus, 8 kartus paminėta pasilikti arba ne pasilikti. Tai duoda mums suprast, čia eina kalba apie pasilikti ir apie vaisių. Sutinkat? Ir kiti? Kiti? Va, jūs gyvi. Gerai. Aš pabrėžiau vaisių ir pasilikti šitam tekste. Matot, eina kalba tik apie tuos du dalykus. Pirmiausiai. Irgi yra tokia eilutė, kurią mes kartais neteisingai suprantam. Pavyzdžiui, kur parašyta atkirps ir tada šakelis turi sudegt. Nemažai žmonių čia mano, kad čia eina kalba apie ką? Apie išgelbėjimo praradimą, apie pragarą. Bet turėkit omeny, arba patys, noriu jūs paraginti, patys studijuot, kad ugnis visam Senajam testamente ir Naujajam testamente labai dažnai reiškia ką? Teismas. Ir čia eina kalba apie teismą, apie mūsų veiksmo pasekmes, kas liečia su Dievu. Gerai, gal pradėkim. Pirma eilutė, mums tai žinoma. Teko girdėti, teko skaityti. Bet kai Jėzus tai pasakė, tai buvo visiems mokiniams didelis šokas. Dabar klausimas, kodėl? Čia aš esu tikrasis vynmedis, o mano tėvas vynininkas. Kodėl jiems buvo šokas? Nes Senajam testamente 4-5 kartus parašyta apie vynmedį. Ir visada
vynmedis buvo palygintas su kuo? Izraelio tauta. Ir dabar Jėzus sakė, pamiršk, aš esu tikrasis vynmedis. Ir kiekvieną kartą, kai mes tai skaitom Senajam testamente apie vynmedį, Dievas irgi vertino tą vynmedį, Izraelio tautą. Ir kaip jisai vertino, jisai sakė, jūs neduodat vaisių, jūs nevaisingi. Tai gerai ar blogai? Blogai, iš tikrųjų labai blogai, nes Dievas sugalvojo, kad jie duotų, ir pasakė, kad jie duotų vaisių. Bet Izraelio tauta to nepadarė. Trumpai sakant, Jėzus nori pabrėžti, aš darau tai, ko tu, Izraelio tauta, negali, nes aš esu toks, koks esu, o tu be manęs negali būti. Dar kartą biškai sudėtinga, žinau. Aš darau tai, ko tu negali. Tau nepavyks. Dėl to aš tai darau. Nes aš esu toks, koks esu. Aš esu Senajam testamente labai žinomas, kaip sakyt, terminas, už ką? Už Dievas, už patį Dievą. Nes esu toks, Dievas, koks esu, o tu be manęs negali būti. Jėzus vienu žodžiu nori pabrėžti, žinokit, mums neįmanoma iš savęs duoti vaisių. Neįmanoma. Dėl to jis sako, aš esu tas tikrasis. Šitoj alegorijoj, vestinėj kalboj, yra 3 veikėjai. Vynininkas, Dievas, jisai nukerpa šakeles, vynmedis pasirūpina šakelėmis ir šakelė išlieka vynmedžiu. Tai Dievas tėvas, Dievas sūnus ir tai Dievo vaikai, mes. Labai trumpai bandžiau parašyti, kas už ką atsakinga. Ir iš tikrųjų labai įdomu, kad tas vynininkas, jisai turėjo žirkles, kai jisai kerpa. Taip? Jisai ne su grandinė pjūkle. Ne. Labai švelniai, labai atsargiai, žinodamas ką, kur nukirpti. Toliau, antra, trečia eilutė. Kiekviena mano šakelė neduodančia vaisiaus, jis išpjauna. O kiekviena vaisinga šakelė apvalo, kad jį duotų dar daugiau vaisių. Jūs jau esat švarus dėl žodžio, kurį jums kalbėjo. Čia eina kalba apie vynininko užduotį. Ir tai turi 2 tikslus. Ką jis daro, turi 2 tikslus. Nupjauna tik tai, kas kenkia augalui ir trukdo jo augimui. Jis elgiasi su mumis ir dirba mumise, kad mes duotum daugiau vaisių. Nuo 1 iki 8 eilutės yra labai įdomu, kai mes žiūrim į žodį vaisius. Vieną kartą paminėta, kad mes duotum vaisių, kitą kartą paminėta, kad mes duotum daugiau ir dar daugiau. Ir tai
yra Dievo planas kiekvienam iš mūsų, kuris priėmė Jėzų į savo širdį. Jėzus Dievas nori, kad mes duotum kuo daugiau vaisių. Ką tai reiškia, apie kokius vaisius aš kalbu. Ir kaip tai praktiškai. Nes mes esam linkę, kaip Izraelio tauta, gaminti, kabutėse, vaisius iš savo pastangų. Bet Jėzus sakė, taip neveiks, taip nebus. Tikrai nebus, pamirškit. Reikia būti su manimi, tik su manim. Kalbant apie vaisius, mes žinom tą vieną labai žinomą vietą apie vaisius. Ir iš tikrųjų Biblijoje, Senajam taip ir Naujajam testamente, yra daugiau parašyta apie vaisius. Bet pagrindinė yra mūsų charakteris. Ir įdomu yra, kad tas žodis vaisius vienaskaitoj. Bet čia paminėta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 charakterų bruožus. Kodėl vienaskaita nors paminėta 9? Nes tai yra vienas dalykas iš įvairių perspektyvų. Pavyzdžiui, gal labai paprastas pavyzdys. Kas būtų, jeigu esi moteris, jeigu tavo vyras, arba jeigu tu esi vyras, jeigu tavo žmona mylėtų tave ir tuo metu turėtų problemą su ištikimybė. Auč! Aš nenoriu turėti tokios žmonos. Arba jeigu žmogus yra geras, mandagus, ir tuo metu jam sunku susivaldyti savo emocijas. Mes žinom, apie ką kalbu, taip? Ir dėl to yra vienas iš įvairių perspektyvų. Ir tai yra kaip amerikonai sako, checklist, pagal ką indikatorius, pagal ką mes galim vertinti savo dvasinį vaisių. Krikščionis, kuris neduoda vaisių, gyvena ne pagal savo pašaukimą ir galiausiai yra nenaudingas. Dabar noriu kai kuriems sakyti rimtesnius žodžius. Dievas mus sukūrė su tikslu. Ir tikslas yra ne užsidirbti pinigų, tikslas ne turėti gerą gyvenimą čia. Ne, tai ne tikslas. Tai kartais Dievas tai naudoja kaip priemonė. Bet tai ne galutinis tikslas. Galutinis tikslas, pašaukimas yra kas? Duoti vaisius. Tik duoti vaisius. Ir jeigu mes gyvenam kitaip, nors žinom, kad reikia visiškai kitaip gyventi, mes neduosim vaisių. Ir tai tik laiko klausimas, kada pats Dievas pradės veikti mūsų gyvenimą taip, kaip mums nelabai patinka. Bet, bet. Kodėl Dievas tai daro? Mus nubausti? Ne. Nes tai visiškai nelogiškai. Kodėl? Nes jis atsiuntė savo sūnų, kad jisai mirtų ant kryžiaus. Už ką? Kad mus
pagaliau vis tiek nubausti? Ne. Jisai nori, kad mes gyventum pagal savo pašaukimą. Ir kodėl taip yra svarbu? Nes kai gyvenam pagal savo pašaukimą, Dievas suteiks mūsų širdyje pasitenkinimą, džiaugsmą. Ir dėl to. Gal pastebėjot virtuvėj? Virtuvėj ten yra spinta, šaldytuvas. Kas paskutinis 2-3 savaitės atidarė šaldytuvą? Kelkit rankas. Jie kažką pastebėjo. Neveikia. Mūsų šaldytuvas nebeveikia. Reikia pakeisti. Mes galim dabar šaldytuvą tik naudot kaip lentelė, kur galima dėti daiktus. Bet teisingai sakė, kai atidarysim, toks geras, nemalonus kvapas išeina. Tai tas pats su žmogumi, su krikščioniu, kuris negyvena pagal savo pašaukimą. Vietoj šaldyt, nieko nedaro, už tai atsiranda, kai mes bendraujam su jais, su juo, nemalonus kvapas. Dievas turi planą su kiekvienu iš mūsų. Ir aišku, tas planas kartais sunku suvokiamas. Aš tai pripažįstu. Taip, ne taip paprasta. Bet Dievas nori, kad mes apskritai duotum visų, kad mes būtum vaisingi. Kaip praktiškai. Ketvirta penkta eilutė. Pasilikit manyje ir aš jumyse pasiliksiu. Kaip šakelė negali duoti visos pati iš savęs, nepasilikdama vynmedį, taip ir jūs bevaisiai, nepasilikdama manyje. Aš esu vynmedis, o jūs šakelės. Kas pasilieka manyje ir aš jame, tas duoda daug vaisių. Nuo manęs atsiskyrę, jūs negalit nieko nuveikti. Raktas yra, kad mes galim nešti vaisius, yra kas? Pasilikti jame. Kas yra tas jame? Jėzus. Taip. Tai teorija. Mes tai žinom. Mes žinom tokius terminus. Pasilikti jame, džiaugtis jame, Dieve ir taip toliau. Bet ką tai reiškia praktiškai? Kartais aš galvoju, kad mes žmonės ir dabar žiūriu ir į veidrodį ir kalbu su savim. Gerai? Kartais mes galvojam, kad vieną kartą priimti Jėzų į savo širdį, tada turim gyvenimą ir esam vaisingi. Turim gyvenimą, tikrai taip. Bet tai ne automatiškai duoda vaisių. Ne. Reikia ką daryti? Pasilikti. Ką tai reiškia praktiškai? Visuomet bendraut su Dievu. Bet palauk, Marianne, palauk. Man reikia 8-10 valandų dirbti, kaip galiu tada tuo metu tik pasimelsti? Neišeina. Tai nesąmonė, ką tu šneki dabar. Sąmonė. Nes nenoriu pabrėžti, kad reikia klūptis visą laiką, bet pabūt su Dievu. Pabūt su Dievu. Nesvarbu, ką mes darom, nesvarbu, ką kiti daro, nesvarbu, kaip mes reaguojam į jų veiksmus, netgi šitose situacijose Dievas nori, kad mes būtų labai arti jo.
Ir tai, kaip jau suprantam, po biški, tai yra procesas. Tai nevyksta per vieną dieną. Tai yra gyvenimo procesas. Gyvenimo procesas. Ir tai tikrai ne visada taip paprastai, kaip žmonės tai galvoja. Kartais tai yra labai sunku, jeigu, pavyzdžiui, kažkoks kolegas apkalba mane darbe. Kaip tada reaguot? Atgal duot? Pasilikti jame. Ypač tuose sunkiose situacijose. Aš patyriau savo gyvenime. Ypač tuose sunkiose situacijose. Nesvarbu darbe, mokykloj, universitete, tarp draugų, šeimoje ir taip toliau. Ypač tuose sunkiose situacijose. Dievas nori kalbėti. Problema mūsų yra, kad mūsų klausa ne visada veikia. Nes mūsų, kaip anksčiau būdavo radijas, kurią reikia surasti tinkamą bangą, kad mes kažką girdėtum. Kartais mes kažkur kirbaujam, negalim jį girdėti. Kodėl? Nes mes mąstam apie visiškai kitus dalykus, nei pasilikti jame. Ir tai yra sunku, tai ne taip paprasta. Bet pats Jėzus pažadėjo, tai duoda visus. Tai duoda visus. Kaip praktiškai. Jo, vynuogės duoda visų, nes jas maitina vynmedis. Ne tik vieną kartą per gyvenimą, ne tik vieną kartą per dieną, bet nuolat. Ir labai įdomu man buvo, jei jūs pažįstat mane, aš mėgstu labai analizuoti. Kai analizavau savo gyvenimą pagal šitą rašto vietą, teko sakyti tiesiai šviesiai, ne visada taip yra. Ir tada, kas vyksta? Kas vyksta manyje? Ir tikriausiai ir jumise. Nes ne vienas iš mūsų yra tobulas. Kas vyksta? Mes duodam visus, bet iš Dievo žiūrint, iš Dievo perspektyvos žiūrint, tie visai yra fake. Visus. Ką reiškia pasilikti manyje? Dievas mus palaimino su visais palaiminimais, kad mes galim pasilikti jame. Mums tai nereikia daryti iš savo pastangų, nes mums neišeis. Kaip Izraelio tautai neišėjo. Dėl to Jėzus atėjo sakė, aš esu tikrasis vynmedis. Kaip praktiškai? Pirmas. Bendrauti su Jėzumi. Nesvarbu, kokioje situacijoje, nepamirškit. Ieškokit visada bendrystės su juo. Nes kitaip mes imam žirkles, atkerpam save nuo gyvybės šaltinio. Pasekmė labai paprasta. Nieko gero. Bendrauti su Dievu. Ypač sunkiose situacijose. Pas mus yra toks refleksas, bent pas mane, ir manyčiau pas daugelį iš jūsų irgi, jeigu mums blogai sekasi, mes norim ką daryti. Bendrauti su kitais krikščionys, eiti į bažnyčią, pasimelst, ne. Mes norim
kai kurie tai jau įveikė. Ačiū už tai, ačiū Dievui. Bet dauguma nori pasislėpti nuo Dievo. Nes toks kaltės jausmas yra vėl prisidirbau. Kaip aš galiu eiti pas Dievą dabar, ypač dabar. Bet tai visiškai tai, ką mūsų priešas nori. Kad mes atitolintum tuo metu nuo Dievo. Vienas draugas mano Vokietijoje, nesakysiu vardo, jisai tikintis, priėmė Jėzų į savo širdį, bet neeina bažnyčią. Neskaito, nebendrauja su Dievu. Ir aš raginau, taškas, eik tu, eik. Bet aš negaliu, kaip galiu. Aš negaliu, mano sąžinės kaltina mane. Ir tada sakau, būtent dėl to eik. Įveik savo baimę. Ką reiškia pasilikti jame? Ne tik bendrauti su Dievu, bet tai turi irgi pasekmes. Vykdyti Dievo valią. Jeigu mes neįvykdysim Dievo valios, mes nepasiliekam jame. Gal paprasčiau tariant, sakant, jeigu mes nebendraujam su Dievu, mums labai sunku tai daryti. Kodėl? Nes iš savo jėgų reikia tada stengtis, ir mes bandom, bet vieną dieną va ir pasiduodu. Vengti nuodėmių. Dievas žiūri į nuodėmę labai rimtai. Ne pastorius, bet Dievas. Pastorius irgi, bet Dievas dar labiau. Labai rimtai į nuodėmę. Ir kodėl? Nes dėl mūsų nuodėmės Dievui reikėjo atsiųsti savo sūnų numirti ant kryžiaus. Rimtas reikalas. Ir mes galim įveikti nuodėmę. Dievas mums viską davė, kad mes galėtum įveikti. Tik klausimas yra, ar mes naudojam. Ir tai yra procesas. Tai suprantu. Bet jeigu mes krentam ir mums patinka ten gulėt, neatsistot su Dievo pagalbos, kas iš to? Ir ketvirtas reiškinys. Mylėt kitus. Kai mes pasiliekam jame, Dieve, mes automatiškai, kai mes mylim Dievą, mes automatiškai negalim kitaip nei mylėti kitus. Neįmanoma. Niekas negali sakyti, aš myliu Dievą, bet nenoriu bendrauti su tavim. Ne, kas bendrauja su Dievu, pasilieka jame, tas nori bendrauti su tavim, su kitais. Tas nori. Tai yra Dievo, man sunku paaiškinti, bet Dievas kažkaip sukūrė mumise tokią reakciją, kad automatiškai norisi bendrauti su kitais ir mylėti kitus. Automatiškai. 4 dalykai. Bendrauti su Jėzumi, vykdyti jo valią, vengti nuodėmių, mylėti kitus. Tikriausiai kiekvienas iš mūsų
teko girdėt šitus punktus bent 20 kartų. Nieko naujo. Iš vienos pusės nieko naujo. Iš kitos pusės gal daug naujienų. Tame, kaip mes galim tai daryti. Kaip. Tik per Jėzų. Tik pasiliekant jame. Bendraujant su juo. Tik tuo metu. Klausimas. Tai yra kaip indikatoriai, ar mes pasiliekam jame ar ne. Klausimas kiekvienam iš mūsų, tyliai sau atsakykit, kur tavo silpniausia vieta, silpniausias punktas. Sekantis klausimas. Ką nori su tuo daryti? Kaip išeit iš tos būsenos? Ir išeit iš tos būsenos yra tik vienas dalykas. Pasilikti jame. Iš vienos pusės labai paprasta, iš kitos pusės labai sudėtinga, bet vėl labai paprasta. Jeigu mūsų santykis su juo yra geras. Tai procesas. Mes kaip mažas vaikas, dėl to aš labai myliu stebėti vaikus, ypač mažus, kurie aš šiandien ryte mačiau, kad Dovydo dukra jau pirmus žingsnius daro. Ir kas tada? Vam, aišku. Taip ir su mumis. Mes irgi einam ir vam, krentam. Klausimas yra, ar mes toliau norim ten pasilikt? Ne, mes norim vėl bandyt eit. Ir tai yra procesas. Noriu pabaigt su malda. Viešpatie, aš noriu tau iš visos širdies dėkot, kad tu pats iš tikrųjų atvėrei kelią pas save. Ne tik, kad mes galim būti išgelbėti, bet kad mes ir galėtum nešti vaisius. Gyventi pagal savo pašaukimą. Duot vaisius. Labai ačiū Dieve, kad tu suteikei mums visko, ko reikia. Prašau viešpatie, padėk kiekvienam iš mūsų, tai ne tik teoriškai žinot, bet ir praktiškai įvykti. Savo gyvenime, savo gyvenimo srityje. Prašau Dieve, tu suteik mums stiprybės ir primink nuolat mane, kiekvieną iš mūsų, ką reikia daryti. Pasilikti tavyje. Ir viešpatie, aš noriu už tuos pasimelst, kurie dar neturi gyvo ryšio su tavim. Aš noriu pasimelst, kad tu trauktum tuos žmonės prie savęs. Kad tu parodytum ir įtikintum, kad tu esi tas tikrasis vynmedis, kuris nori, kad mes gyventum pagal savo pašaukimą ir tuo metu duotum daug vaisių ir tuo metu, kad mūsų gyvenimas būtų pilnavertiškas. Jėzus Kristus vardu meldžiu. Amen. Giedokim